Sveiki, esu gydytoja odontologė Ugnė Jurgelytė ir šiandien papasakosiu Jums apie burnos ertmės susirgimus ir burnos ertmės priežiūrą. Visų pirma, pradėkime nuo to, kasgi sudaro mūsų burną. Burnos ertmė tai yra virškinimo sistemos pradinė dalis ir ją sudaro lūpos ir žandai, kurie riboja burną, burnos ertmės gleivinė, ji iškloja žandų lūpų paviršių iš vidinės pusės, liežuvis. Tai yra raumuo, kuris yra stipriausias žmogaus kūne, lyginant su jo dydžiu. Žandikauliai viršutinis, kuris prisitvirtinęs prie kaukolės ir sudaro gomurį, yra nepaslankus, o apatinis vienintelis paslankus kaukolės kaulas. Abu jie turi alveoles, tai tokias išaugas, kuriuose tvirtinasi dantys. Seilių liaukos gamina seilės, kurios reikalingos maisto virškinimui, natūraliam burnos apsivalymui. Dantenos, jos dengia jau minėtas alveolės, tai yra kaulą, blyškiai rausvos, vadinamos koralinės spalvos, stangrios struktūros, lygių paviršiumi, su apelsino žievelės piešiniu, nekraujuojančios dantenos yra sveikos. Dantys. Žmogus turi du dantų rinkinius, tai pieninių ir nuolatinių dantų. Pieniniai dantys viršuje dešinėje paveikslėlyje mažesnis žandikaulis, tai jų yra 20, visi iškrenta iki maždaug 12 metų, na, o nuolatiniai iš viso yra 32 dantis, įprastai didžioji dauguma turi 28 dantis, tuoj pasakysiu kodėl. Tai nuolatiniai dantis, kaip sakiau. Jie skiriasi nuo pieninių dantų tuo, kad nuolatiniai dantis savo rinkinyje turi kaplius, geltonai pažymėtus dantis. Dantys skirstomi į tam tikras grupės. Tai yra kandžiai ir iltis, kurie yra skirti atkąsti ir plėšyti maistą, kapliai ir krūminiai, kurie yra skirti smulkinti maistą. Šias grupės išdidintas matote apačioje paveikslėlyje, kur yra 4 dantys. Štai taip. Tai kodėl, grįžtant vėlgi prie tų, kodėl nuolatinių dantų gali būti 30 ar 28, tai yra protiniai dantys. Tai ne visi jos turi, jie dygsta nuo 17 iki 25 metų pačiame burnos gale. Matote viršuje tame paveikslėlyje vėlgi, kad yra dar ir paskutiniai dantys, kurių galime ir neturėti, arba turėti kaulę burnoje jų nematyti. Dantis yra sudarytas iš tam tikrų dalių. Tai danties vainikas, kurį matome burnoje, kaklelis, kurį juosia dantenos, ir šaknis, kuri yra kaulė. Matote, kalbam apie apatinį paveikslėlį, apatinį dešinėje. Dantis sudarytas iš emalio, išorinio sluoksnio. Jis yra kiečiausia medžiaga mūsų organizme. Dentinas yra sluoksnis po emaliu. Pulpa yra danties kaip gyvasis audinys, tai pulpa yra sudaryta iš nervų ir kraujagyslių. Taip pat dantis, kaip matote, tvirtinasi kaulė, tai toje alveolėje. Na ir žinoma, yra danties raiščiai, supantis dantį iš išorės, tiksliau tvirtinantis į kaulę, bet čia jau smulkesnės struktūros. Dantys yra svarbus ne tik dėl kramtymo, bet ir prisideda prie kalbėjimo funkcijos, palaiko taisyklingas veido proporcijas, estetiką ir turi nemenką įtaką mūsų gyvenimo kokybei. Na, bet deja galimi įvairūs visų šių minėtų struktūrų pažeidimai ir susirgimai. Ir šiandien pakalbėsime apie labiausiai paplitusius ir kaip reikėtų jų išvengti. Tai pradėsime nuo ėduonies. Kasgi tai yra? Tai yra dietos ir bakterijų sukelta danties kietųjų audinių liga, kurios pasekmė yra tirpstantis ir yrantis kalcifikuoti audiniai. Karieso atsiradimą lemia bakterijų veikla. Nuo ko dar priklauso karieso atsiradimas? Tai nuo lengvai fermentuojamo angliavandenių vartojimo dažnio, tai reiškia lengvai fermentuojami, tai lengvai skaidomi, apdirbami angliavandeniai, kuriuos bakterijos apdirba ir, taip sakykime, fermentuoja, ar ne? Kariesą stabdančių sudėtinių dalių maiste vartojimas. Yra tokių maisto produktų, kurie inhibuoja, tai reiškia sustabdo šiek tiek ėduonies plitimą.
apnašų kokybė ir kiekybė. Kokybė tai yra iš ko sudarytas apnašas ir kiekybė tai kiek to apnašo yra. Taip pat seilių kokybės ir kiekybės, danties paviršiaus imlumo kariesui ir fluoro koncentracijos aplinkoje. Paveikslėlyje matote tokią kaip lygtį, pavadinkim, tai kokios yra sudedamosios dalys, kad dantis tampa pažeistas. Tai turim turėti dantį, bakterijas apnaše, o bakterijų burnoje mes turime labai daug, tai jos taip pat yra ir tame apnaše ant dantų, cukrus maiste ir per tam tikrą laiko tarpą dantis ima gesti. Kas yra gingivitas? Tai kitas susirgimas. Pradėsime nuo to, kad išsiaiškinsime, kasgi yra dantų apnašas ir kaip jis susidaro. Tai toks lipnus, blyškiai gelsvas sluoksnis ant dantų paviršiaus yra susiformavęs iš bakterijų ir maisto likučių. Jei šis sluoksnis yra nenuvalomas, jis kaupiasi ir gali susidaryti dantų bei dantenų problemų. Taigi nenuvalius apnašų jau po savaitės atsiranda pirmieji dantenų uždegimo požymiai, o po 2-3 savaičių išsivysto gingivitas, tai dantenų uždegimas pasireiškiantis dantenų paraudimu, kraujavimu ir paburkimu. Periodontitas tai yra dar labiau pažengęs dantenų ir dantį kaule laikančių raiščių bei paties kaulo pažeidimas pasireiškiantis audinių nykimu ir dantų paslankumu. Gingivitu pasaulyje serga daugiau nei 70% žmonių, o paauglystėje ypač išauga gingivito paplitimas, kuris siekia netgi 90% visų paauglių. Paveikslėlyje matote, kaip atrodo sveikas dantis ir sveikos dantenos ir kaip žingsnis po žingsnio, nevalant apnašo, dantenos parausta, paburksta, išsivysto gingivitas, tuomet jam progresuojant išsivysto periodontitas ir dantis tampa paslankus ir taip galime netekti savo danties. Tų ligų yra nemažai dantų, bet vis dėlto mes galime šį bei tą padaryti, kad jų išvengtume. Tai visų pirma reikėtų mechaniškai valyti dantis ir liežuvį, naudoti dantų pastą su fluoru, taip pat taikyti prevencinės priemonės, demineralizuojančius preparatus ir užtikrinti mitybos, teisingą mitybą, sakyti, mitybos kontrolę, turi būti neužmiršta. Dantų ir burnos ertmės priežiūra. Tai dantų šepetėlis, nesvarbu ar rankinis ar elektrinis, nėra moksliškai įrodyta, kad vienas ar kitas yra geresnis. Geriausias yra tas, kuriuo žmogus gali tinkamai išsivalyti savo dantis. Bet svarbu, kad būtų dantų šepetukas minkštais, užapvalintais galuose šereliais, galvutė kuo mažesnė. Valyti reikėtų 2 kartus per dieną. Ryte tai nesvarbu prieš ar po valgio ir vakare reikėtų valyti prieš pat miegą. Vyresniems nei 6 metų vaikams turintiems tos vieną danties pažeistą dantį reikėtų dantis valyti su dantų pasta, kurioje yra 1450 ppm fluorido. Na ir visiems suaugusiems reikėtų naudoti dantų pastos su tuo kiekiu fluoro. Tai visos įprastai dantų pastos, kurias galite įsigyti, parduotuvėse turi tokią koncentraciją fluoro savo sudėtyje. Dantų pastos kiekis ant dantų šepetėlio turėtų būti nuo 1 iki 2 cm. Išvalius dantis reikia išspjauti dantų pastos likučius, o burną išskalauti nedideliu kiekiu vandens. Tačiau geriau kartais išvis neskalauti, nes kuo daugiau to fluoro ir kuo ilgiau jis liks burnoje, tuo mūsų dantims bus kaip ir geriau. Geriausia būtų tiesiog išspjauti visą tą pastos likutį po dantų valymo likusi burnoje ir tuomet leisti tam fluorui dar burnoje šiek tiek pabūti. Vakare prieš miegą išvalius dantis reikėtų nevalgyti ir negerti, išskyrus vandenį. Skalavimo skysčių, jeigu gydytojas odontologas jums tokį paskyrė, tai reikėtų skalauti po dantų valymo praėjus ne mažiau pusvalandžiui ir skystį naudoti ne ilgiau kaip 2 savaitės, o 1-2 kartus per dieną. Dantų valymas šepetėliai. Tai yra pora šepetėlių grupių. Tai yra įprasti rankiniai tie šepetėliai, ar ne, elektriniai gali būti jie ir vieno danties šepetėliai. Ką svarbu žinoti? Tai svarbiausia turėti nuoseklią sistemą, eiliškumą, kaip mes valome dantis, kad būtume tikri, jog nuvalėme visus dantų paviršius, tiek skruostinius, lūpinius
tiek kramtomuosius ir liežuvinius ir gomurinius. Skruostinius ir lūpinius paviršius reikia valyti šluojamaisiais arba sukamaisiais judesiais, šepetėlį pakreipus 45 laipsnių kampu. Kaip matote, paveikslėlyje pažymėtų pirmų numerių. Tai 45 laipsnių kampu į dantenas pakreiptas šepetėlis ir svarbiausia jo neperspausti šepetėlio šerelio. O gomurinius ir liežuvinius paviršius valome sukamaisiais judesiais arba vertikaliai pakreipus šluojamaisiais judesiais. Tai čia matome 3-4 paveikslėlį gomuriniai liežuviniai paviršiai. Taip pat kramtomuosius paviršius nepamiršti valyti, tai valomi horizontaliai, braukiant paviršiumi pirmyn atgal. Na ir kadangi dygstantis nuolatiniai dantis nesiekia sukandimo linijos, kaip matote dešinėje viršutinėme paveikslėlyje, dantų šepetėlio šereliai nepasiekia ir neišvalo tokių dantų kramtomųjų paviršių, tie įprasti dantų šepetėliai. Todėl reikia naudoti vieno danties šepetėlį, kuris tinkamas ir sunkiai pasiekiamiems dantų paviršiams nuvalyti, pavyzdžiui, esant dantų susigrūdimui. Reikėtų išskirti ir pagalbinės burnos priežiūros priemonės, kurių nederėtų pamiršti, norint užtikrinti puikią burnos higieną. Tai pirmas dalykas yra tarpdančių šepetėliai. Jie gali būti įvairių rūšių. Tai yra tokie su ilgesniu koteliu, patogesni paimti ir pasiekti tolimesnius paviršius, tolimesnius tarpdančius burnoje. Taip pat gali būti guminiai tie šereliai, kaip vidurinis paveikslėlis viršutinėje eilėje, arba gali būti vadinami tie tokie kaip pirštiniai, tai paimami pirštų galiukais tiesiog ir įvedami į tarpdantį. Apačioje paveikslėlyje matote skirtingą spalvų kodavimą, skirtingam tarpdančio pločiui, kaip reikėtų taisyklingai parinkti šepetėlį. Tai atitinkamai būna užkoduota pagal spalvą, koks didžiausias šepetėlis į tarpdantį telpa, tokį ir reikėtų naudoti. Čia labiau detalizuota, kaip su skirtingomis tarpdančių valymo priemonėmis yra pasiekiami tarpdančių paviršiai. Tai matome viršuje paveikslėlyje pilkame tame, tai kaip su tarpdančių šepetėliu yra tarpdantyje pasiekiamos visos zonos, taip pavadinkim, danties paviršiai, kaip su tarpdančių siūlu vidurinėje dalyje ir kaip su tarpdančių krapštuku. Tai jokių būdų nemanykite, kad tarpdančių siūlas yra netinkama tarpdančių priežiūros priemonė, tačiau taisyklingai valyti siūlų, netraumuojant dantenų ir nuvalyti visą apnašą susikaupusi tarpdančio srityje, tai reikėtų taisyklingai atplėšti ganėtinai ilgą siūlo galą, įvesti į tarpdantį, į vieną tarpdantį įvesti siūlą, apkabinti siūlų vieno danties tame tarpdantyje paviršių ir braukiant tuo paviršiumi palei dantį ištraukti siūlą iš tarpdančio. Tada paimti švarų siūlo galą ir vėlgi į tą patį tarpdantį vesti siūlą, tada apkabinti iki pat dugno siūlą nuvedus, iki pat dantenų, palei dantį vėl apkabinti, bet jau kitą dantį apkabinus, ištraukti vėlgi vedant palei danties paviršių siūlą iš tarpdančio. Tai tiesiog gaunasi šiek tiek ilgesnis tas procesas tarpdančių valymo, bet vis dėlto jis lygiai taip pat yra efektyvus. Apačioje paveikslėliai du, tas rožinis ir melsvas, tai matote, kaip jeigu netaisyklingai parenkame tarpdančių šepetėlio dydį, kaip vėlgi pasiekiam tam tikras nišas ir kaip jų galime nepasiekti. Tai matome violetinėmis rodyklėmis pažymėtas vietas, kur jeigu paėmus per mažą šepetėlį, jis telpa į tarpdantį, žinoma, bet jis nepasiekia visų įmanomų tokių smulkių vietų mūsų tarpdančio srityje. Tai o mėlyname paveikslėlyje matome, kaip
parinkus didžiausią telpantį į tarpdantį šepetėlį, tai kaip pasiekiami yra visi paviršiai. Na ir nevalant tarpdančių yra nenuvaloma maždaug 40% dantų paviršių. Pagalbinės burnos priežiūros priemonės. Tęsiam toliau, tai yra liežuvio valiklis. Tai reikėtų nepamiršti nuvalyti ir liežuvio nugarinį paviršių. Taip vadinama, tai todėl, kad jis turi daug tokių liežuvio spenelių, tarp kurių yra puikiai terpė bakterijoms kauptis, kadangi ten yra daug maisto likučių užsiliekančių tame apnaše. Todėl išsivalius dantis nereikia manyti, kad mes jau viską puikiai padarėme, kad to apnašo ir bakterijų atsikratėme. Ne, liežuvis yra taip pat puikiai vieta, kur bakterijos gali bujoti. Toliau yra toks prietaisas kaip irigatorius, kuris vandens srove išvalo tarpdančius. Tai jis irgi yra labai neblogas daiktas iš tikrųjų tarpdančių priežiūrai. Ir kaip edukacinė priemonė galima įsigyti ir savikontroliai spalvotos tabletės, tai išsivalius dantis, sukramčius tą tabletę, apnašas nusidažo tose vietose, kur dar jo yra ir taip mums vizualizuojama, parodoma, kur reikėtų dar pasistengti ir kurias burnos ertmės sritis reikėtų atkreipti dar dėmesio ir jas atidžiau valyti. Paauglystėje ir kartais ir anksčiau daugelis vaikų ima nešioti ortodontinius aparatus, tai arba breketai, arba plokštelės. Ir nešiojant ortodontinius aparatus nėra lengva prižiūrėti dantis ir dantenas, nes net ir paprasčiausias ortodontinis aparatas yra puikus maisto likučių ir dantų apnašų kaupimosi centras. Vietas aplink ortodontinius aparatus yra sunku išvalyti, sutrinka savaiminis tas apsivalymas. Ir dėl nenuimamų ortodontinio aparatų dalių, tokių kaip breketai, kaupiasi maisto likučiai ir apnašas ant dantų ir dantenų krašto. Na ir jei kruopščiai nesilaikoma burnos higienos, dantenos išpurksta, parausta, tampa skausmingas, atsiranda gingivitas. Ir netinkama burnos higiena lemia ir dantų ėduonies ir dantenų uždegimo atsiradimą. Čia va tas yra pagrindinis dalykas, dėl ko mums reikia dar atidžiau prižiūrėti savo dantis. Nes kliniškai šios ligos dažniausiai pastebimos tik nuėmus ortodontinį aparatą ir pasireiškia kaip baltos ruskos dėmės ant dantų, kartais lydimos ir dantų skausmo. Taigi, dantis reikia, nešiojant ortodontinius aparatus, išsivalyti po kiekvieno valgymo arba bent jau reikėtų praskalauti burną. Tai pirmiausia, dantis valome paprastu dantų šepetuku, o po to specialiu breketams valyti skirtu, turinčių 3 eilės šerelių, tai kaip matote viršuje mėlyname fone paveikslėlis, tai vidurinėje eilėje trumpai kirpti, o išorėje ilgesni šereliai. Pirmiausia, horizontaliais judesiais išvalomos sritys aplink breketus, o tuomet valomi dantų skruostiniai, kramtomieji bei vidiniai paviršiai. Skruostiniai paviršiai gali būti valomi vertikaliais, šluojamaisiais, sukamaisiais judesiais, kramtomieji horizontaliais ir sukamaisiais, o gomuriniai ir liežuviniai šluojamaisiais judesiais. Tai pasikartojam ir taip pat vertikaliais. Ką jau prieš tai kalbėjom, tai pasikartojam. Tarpdančių valymai naudojami tarpdančių šepetėliai ir specialūs standžiais galais higieniniai siūlai. Tai matote paveikslėlyje. Siūlas tas Oral-B, kaip pavyzdys gali būti ir kitų firmų. Įvedus siūlą ar šepetėlį valoma braukiant danties paviršiumi aukštyn žemyn keletą kartų, 4-5 kartus. Geriau valyti vakare prieš valant šepetėliu, nes į švarius tarpdančius lengviau patenka fluoras iš dantų pastos. Tai prieš valant įprastų dantų šepetėliu reikėtų prasivalyti tarpdančius geriau, lygiai taip pat ir nenešiojant ortodontinių aparatų rekomenduojama, nes tada fluoras iš dantų pastos geriau patenka į tarpdančius ir pasisavina.
Taip pat vertėtų neužmiršti, kad dėl blogo dantų valymo suprastėja breketų sistemos dalių laikomumas ir kai kurios jų gali atšokti. Na ir tuomet atsiranda dar papildomai problemų, nes reikia vėl iš naujo eiti pas gydytoją ortodontą, kad vėl užklijuotų breketus. Na ir žinoma, gydymas tuo būdu išsitęsia ir šiek tiek, net ne šiek tiek, o ganėtinai stipriai gali sutrikti. Jei nešiojami išimami ortodontiniai aparatai, tai pavyzdžiui plokštelės, dantis, išėmus aparatą reikia valyti įprastai, naudojant dantų pastą su fluoru ir papildomas pagalbinės priemonės, kurias jau aptarėme, o plokštelę reikia valyti kitu ir geriau vidutinio kietumo šereliais, šepetėliu ir dantų pasta. Dantų valymo klaidos. Na, kad ir kaip mes stengiamės kartais valyti tos dantis, tikrai pasitaiko ir tų klaidų. Tai kokios yra dažniausios? Tai per retai ar dažnai valome dantis. Jeigu per retai, tai nenuvalome iki galo visų dantų, o jeigu per dažnai, tai galime tiesiog pažeisti irgi ir dantenas per stipriai valydami, per trumpai. Tai įprastai siūloma valyti apie 2 minutes, bet kartais gali užtrukti ir 1,5 minutės, ir virš 2 minučių. Svarbiausia yra turėti nuoseklią sistemą, kaip mes valome tuos dantis, kad nepamirštume nei vieno paviršių. Per stipriai ar grubiai. Tai vėlgi galime perspausti šerelius, taip dirgindami dantenas ir paties danties paviršių, šiek tiek pažeisdami paviršinius sluoksnius. Nenuosekliai, kaip jau minėjau, tai pamirštame tam tikras zonas, netaisyklingai, tai vėlgi nepakreipus tam tikru kampu, pavyzdžiui, 45 laipsnių, kaip kalbėjom, nepapuolam, tada nepatenkame tiksliau į dantenų tą vagelę, palei dantenas tos vietos gerai neišvalome. Valome dantis neišplautų ir neišdžiovintų šepetėlių, tai yra puikus bakterijų kaupimosi centras, nes bakterijos mėgsta drėgmę. Ir susidėvėję šepetėlis, kaip matote paveikslėliuose, jeigu jau šereliai žiūri į visas skirtingas puses, tai reikėtų tokį šepetėlį keisti, arba bent jau kas 3 mėnesius reikėtų keisti. Ir neįprastai greitas dantų šepetėlio nusidėvėjimas, tai per kelias savaitės, arba šepetėlio dėvėjimas požymių išvis nebuvimas, ilgiau kaip 6 mėnesius, rodo, kad dantys yra netaisyklingai arba nereguliariai valomi. Pereinant prie karieso prevencinių priemonių, tai yra silantai. Procedūra atliekama nuo 6 iki 14 metų pacientams ir tik ant sveikų dantų. Efektyviausiai rekomenduojama vos išdygus pirmiesiems nuolatiniams krūminiams dantims. Tai silantavimas yra atliekamas odontologo kabinete. Matote paveikslėlyje visą procedūrą, kaip silantavimas yra atliekamas ir kaip atrodo tas silantas ant danties. Tokia balta medžiaga įvedama į danties tas vageles. Tai jis veikia tuo, kad tas gilias vageles padaro seklesnėmis ir apnašas, maisto likučiai tiesiog nuo danties paviršiaus lengviau pasišalina, jiems nebelieka jokių nišų, kur galėtų išsilaikyti. Ir taip dantis yra apsaugomas nuo galimo ėduonies proceso išsivystymo. Fluoro lakas, tai juo padengti dantis gali gydytojas odontologas kabinete. Tai yra didesnė koncentracija fluoro tiesiog negu dantų pastoje. O remineralizuojantis kremas, kurį matote paveikslėlyje čia kaip pavyzdį, jį gali paskirti odontologas vartoti namuose. Reikėtų jį vartoti taip, kad užtepamas tas kremas ant dantų, palaikoma iki 5 minučių ir tuomet likutis išspjaunamas, neskalaujama ir nevalgoma, negeriama nieko apie pusvalandį. Svarbu pakalbėti ir apie mitybos įtaką dantų sveikatai. Tai rūgščių poveikis. Jis yra ypač kenksmingas dantims, nes bakterijos esančios burnoje skaido angliavandenius, tai yra cukrų ir krakmolą. Rūgštys gali būti, kaip jau sakiau, bakterijų gaminamos, taip pat maiste esančios, nes visas mūsų suvartojamas maistas įprastai yra rūgštinės terpės.
Tai matote pačioje pH skalę, tai būtų mažiau negu 6 įprastai visi produktai. Ir endogeninės rūgštys, tai yra skrandžio rūgštis, tai taip pat kas turi gastroezofaginį refliuksą, kamuoja vadinamas rėmuo, tai tuomet irgi yra rizika, kad dantų paviršiai gali būti pažeidžiami. Tai pradedam nuo cukraus. Cukrus yra toks kaip sacharozė, gliukozė, fruktozė, laktozė ta pati. Tai visi cukraus turintys produktai pH sumažina bakterijų pagalba iki 4. Tai pavyzdžiui saldainiai, džiovinti vaisiai, ledai, gaivieji gėrimai. Visi šie produktai skatina ėduonies atsiradimą. Krakmolas, kuris taip pat yra cukrus, tik yra sudarytas iš daug cukraus molekulių. Tai tokie produktai kaip duona, dribsniai, bulvių ir kukurūzų traškučiai arba apdoroti angliavandeniai, tai įvairūs sausainiai, bandelės, pyragaičiai, pH sumažina iki 5,5. Tai atrodo šiek tiek kaip ir geresni turėtų būti, bet neapsigaukime, kadangi jie burnoje išbūna ilgiau, kadangi yra lipnesni. Lygiai taip pat įvairios karamelės, irgi jos atrodo kaip ir saldainis tas pats cukrus, bet jisai yra lipnus ir jisai lipnus produktai, razinos visokios, džiovinti vaisiai, ilgiau išlieka ant dantų paviršiaus ir bakterijos gali juos skaidyti žymiai ilgiau. Todėl tas pH terpė rūgštinė išlieka ilgiau. Ir burnoje pH nukritus iki 5,5 vyksta emalio demineralizacija. Tai va, dėl ko mes ir kalbam apie šitą pH, apie tą rūgštinę terpę burnoje. Ir demineralizacija tai yra procesas, kai emalis tirpsta, tai reiškia darosi porėtas, toks kaip kempinė, ir ta kietoji ta struktūra yra. Tai pradedant nuo emalio, išorinio sluoksnio ir vis taip pat gilyn link dentino, ir iki pat nervo, ir tada jau žinoma ir jautrumas, ir skausmas dantų atsiranda, ir kiti nemalonūs pojūčiai. Tai maistas pH burnoje sumažina kelioms valandoms ir bakterijos rūgštys gaminami ir po to, kai angliavandeniai jau yra pašalinti iš burnos. Tai, kaip matote, apačioje tokia kaip seka, kas po ko vyksta, tai angliavandeniai suvartoti mūsų yra skaidomi bakterijų ir kaip matote, toje skalėje burnoje terpė pasidaro raudonų ratuku apibrauktoje zonoje, vietoj to, kad jinai būtų neutrali, kaip įprastai pas mus būna apie 6-7. Ir to pasekoje mūsų dantis ima irti. Dar norėčiau tokį paminėti dalyką, kad angliavandeniai vartojami užkandžių metu sukelia 10 kartų daugiau karieso pažeidimų, negu jeigu jie valgomi pagrindinio valgio metu. Keletas mitybos rekomendacijų. Tai jau, kaip supratome, dažnas cukraus vartojimas sukelia kariesą. Geriau suvalgyti visą saldumynų dozę iškart, o ne išdalinti ją visai dienai, nes tokiu atveju apnašų pH nukris mažiau ir dantims bus sveikiau. Galima dar paminėti, kad maisto sudėtis turi įtakos sotumui ir norui užkandžiauti, kas ir, manau, jums savaime suprantama. Valgyti per dieną reikėtų 3 pagrindinius valgius ir užkandžius 3. Tai užkandžiams rinktis daržoves, vaisius, bet vaisius geriau kartu su pagrindiniu patiekalu valgyti, kadangi jie sudėtyje turi daug fruktozės, kas irgi yra cukrus, bet jie taip pat reikalingi, nes turi daug įvairių vitaminų, tai jų tikrai nereikėtų išbraukti iš savo mitybos raciono. Prieš tai spraginti kukurūzai. Spraginti kukurūzai yra šiaip labai toks sveikas užkandis, sveikas ir dantims, žinoma, be jokių ten priedų, be jokių miltelių su skoniais ir panašiai. Taip pat pienas, sūris, pilno grūdo krekeriai galėtų būti užkandžiai. Užkandžius rinktis be cukraus, vengti cukraus kavoje, arbatoje, atkreipti dėmesį į paslėptą cukrų, nes tokie nesaldūs produktai kaip kečupas, garstyčios ir įvairūs padažai, taigi taip pat turi savo sudėtyje cukrų. Reikėtų riboti lipnų ir saldų maistą, įvairius saldžius gėrimus, geriau rinktis ir gerti vandenį.
Ir dar po valgio galima užkąsti fermentinio sūrio gabalėlį, nes sūris yra kariesostatinis, kas reiškia, jis sustabdo ėduonies tą procesą tuo būdu, kad jis nesumažina to pH, nepadaro rūgštinės terpės, o kaip tik tą terpę rūgštinę ima neutralizuoti. Ja pakelia link tų 6-7 toje skalėje, kurią prieš tai skaidrėje matėme. Ir taip pat sūryje yra kalcio ir fosfato šaltinis. Taigi sūris padeda greičiau atstatyti tą rūgštinį pH. Ir dar kas įdomu, tai kaip galbūt bebūtų keista ir atrodytų, kad mūsų laikais dantų sveikata turėtų būti lyg ir geresnė, negu būdavo seniau. Bet vis dėlto yra šiek tiek kitaip, nes senovės egiptiečiai, graikai, romėnai tikėtina neturėjo tiek daug ėduonies pažeidimų lyginant su mūsų laikų žmonėmis, nes jų dietoje nebūdavo cukraus ir perdirbto ir apdirbto maisto, jie valgydavo natūralius, su daug maistinių medžiagų ir ląstelienos produktus, tačiau vis dėlto tyrinėjant kaukoles ir žandikaulius yra matoma, kad dėl to, jog jie maitindavosi kietesniu maistu, jiems tekdavo daug kramtyti, jų dantis buvo stipriau nusidėvėję. Tai vienaip ar kitaip visiškai išvengti jokių dantų ir burnos ertmės susirgimų, kaip ir įvairių burnos problemų, pavadinkim taip, nepavykdavo jokiais laikais, nes ar tai per kietas maistas, ar tai per lipnus maistas, vis tiek dantims, kaip ir nėra to aukso viduriuko kažkokio. Ir dar toks irgi faktas, kad neturbinių žmonių dantų būklė buvo žymiai geresnė nei šiuolaikinių žmonių. Kad ir kaip bebūtų stebintina. Dantų traumos. Tai dar viena tema, kurią norėčiau paliesti šiek tiek, tai vis dažniau susiduriam su dantų trauminiais pažeidimais, kai griūvam nuo paspirtuko, riedlentės ir panašiai, nes aktyviai tikrai leidžiam laisvalaikį, ypač paauglystėje. Tai reikėtų būti atidiems, mano tokia žinutė, neskubėti, o sportuojant reikėtų dėvėti apsauginės kapas. Bet jeigu vis dėlto jau ištiko tą traumą, tai reikėtų žinoti, kokie turėtų būti veiksmai, ką reikėtų daryti. Tai nuolatiniai dantis gali būti išsaugoti, jei žinotume, ką daryti įvykus danties traumą. Tai vat šitame paveikslėlyje viskas yra schematiškai parodyta. Jeigu dantis nuskilo, tai danties fragmentą būtų gerai surasti, nes gydytojas odontologas jį gali jums priklijuoti atgal. Tai tą danties fragmentą reikėtų žinoma drėgnai laikyti, tai arba už žando užkišti, arba į pieno butelį įmesti. Jeigu dantis visiškai išmuštas, matom, iškrito visas dantis lauk. Tai tą dantį reikia surasti, laikyti už vainiko, tai tą jau paskaitos pradžioje supratot, kad ta dalis, kurią matome burnoje, tas baltas vainikas, tai už jo reikėtų laikyti, neliesti šaknies, nuplauti patekančiu šaltu vandeniu ir tada dantį arba pabandyti patiems įstatyti atgal į alveolę, tai į tą duobutę, į tą kaulą, arba tą dantį pamerkti į specialią terpę, arba į pieną, arba užkišti bent jau už žando irgi, kaip irgi sakiau, lygiai taip pat su danties fragmentų nuskilusiu galima daryti. Ir tada per porą valandų skubiai, kuo skubiau reikia kreiptis į gydytoją odontologą specialistą, nes taip galima dar tą dantį išsaugoti. Ir tokia atmintinė visko susumavimas, tai kariesas yra elgsenos ir įpročių liga. Reguliarūs apsilankymai pas gydytoją odontologą 2 kartus per metus turėtų būti. Dantų valymas šepetėliu minkštais šereliais 2 kartus per dieną, dantų pasta su fluoru turi būti ir pastą geriausia išspjauti ir neskalauti vandeniu. Liežuvio valymas neturi būti užmirštas, tarpdančių priežiūra siūlų arba tarpdančių šepetėliais ir dažnas cukraus vartojimas ir užkandžiavimas sukelia kariesą. Ta reikia turėti omenyje. Na ir mano tokia kaip rekomendacija ir priminimas jums, kad reikia valyti tik tuos dantis, kuriuos norite išsaugoti. Ačiū Jums už dėmesį.